dabar grįžau iš Lenkijos, tai man čia šokas praktiškai galima sakyti, nes Lenkijos ūkininkai, visi žinom, kokie jų yra įsireiškimo jaustukai. Ūkininkas įpratęs gauti vidutiniškai iš 1000 hektarų rapsų 4,7 vidurkis. O šiemet, sako, džiaugsimės, jeigu 2,5 pasieksim. Bet tai dar viskas prieš akį, dar verticiliozė, dar sklerotinija, nes nepuršti nuo sklerotinijos, nes, sako, tokį rapsą purkšt praktiškai ekonomiškai neefektyvu. Tai dabar, sako, gal 2 tonas, jeigu gausim, tai bus labai gerai. Tai štai kokios įžvalgos būtent šitam pasėlį, šito ūkininkų laukuose, nes čia yra kaip standartą galima pasidaryti. Ūkyje kaip ir technologiškai atlikta viskas, kas galima buvo 100%. Pavasarį citokininai, citohelpai, fosforai atiduoti, sieros su purškimais, kiekvieno purškimų važiavimas duota borai, apsauga buvo azokstrubinas pirmas, paskui antro pusėje žydėjimo buvo skalidas paleistas irgi ir atitinkamai insekticidai naudoti. Insekticidų tikrai. Kiekvienas važiavimas buvo praktiškai kontaktas tikrai ir dėti ir translaminariniai, dėti kiek įmanoma, kad apsaugą maksimaliai padaryti. Na tai matom ir tą rezultatą. Lapai kol kas išlikę nuo pačios iki viršaus. Tikrai dar, jeigu tai pažiūrėjus, tikrai labai dar sveikai atrodo. Kalbant apie kenkėjus, paslėptą straublę, jeigu taip randama, tai labai fragmentiškai vienoj vietoje to įėję į stiebą ir tie pažeidimai tikrai nėra tokie jau esminiai ir žalingi. Čia keletas kirmelaičių čia apsigyvenę. Tikrai tas rapsas yra prižiūrėtas kaip jau daugiau nei kad galima norėti. Tai šiaip krūminiais rūgščiais tikrai nuėjo su rapsiniais herbicidais rudenį. Buvo išpurkšta 100% tikrai visuose pasėliuose. Nes aš atvažiavau jau vėliau rudenį, šiaudų praktiškai nebuvo. Nebuvo tasai pasėlis per tankus pavasarį, jeigu taip jau po to, kai sniegas. Ką matėm pavasarį, atrodo, nebūtum pasakęs, kad čia bus toks pasėlis. Dar ne. Nieko, kaip sakant, labai nežadėjo. Bet atrodo geriau negu tikėjomės. Ir ateinantys darbai, rapsas baigia žydėti. Žiūrint, tai reiktų dar pasižiūrėti, kad kiek manoma ankštaruose, ankštarų dedama, grūdų stambumą, tai čia bent numatomi purškimai, tai būtų karbamido, čia būtų tarp 20-30 kg karbamido dedama, kalis siera sudėta, tikrai, siera labai akcentuojamas tikrai, kad būtų didesnis aliejingumas, lietaus trūkumas ir yra kalis už vandenį atsakingas. Praktiškai šitie produktai tikrai susidės purškimai. Ir dar dėl fosforas pasižiūrėsim, kaip čia viskas vyks. Garantuotai, nes ant pagrindinio stiebo yra 50 ir daugiau ankštarų. Ir taip praktiškai jokių atmetimų, jokių apšalimų. Buvo čia, atrodo, šalnų, bet matomai nekritiškas. Ir sveikas augalas, jam maisto to reikia, kad tą dar grūdą išaugintų. Vieno augalo produktyvumas 20 gramų, tai kaip... Tai jau tikrai. Šiais metais į trumpinimus tikrai buvo didelis dėmesys skirtas. Praktiškai 2 pirneksapakų 2 trumpinimai, pač pilnom normom. Ir jau matom pagal šitą padėtį pasėlį, kad čia dabar neseniai pravažiuotas ir 3 trumpinimas. Paskutinis lapas. Jau išėjęs yra pagrindinėse stebuose, tai čia nebedaug to laiko lieka iki plaukėjimo iš tikrųjų. Technologiškai bet kuriuo atveju pavasaris, ankstyvi purškimai vėl nuėjo fosforas. Ir fosforo ten mūsų fosforo 70-tuko, kaip vadinam, 2-3 litrai. Citohelpo pusę litro buvo pavasarį įsipurkšta, plus manganas ir cinką dasidėjom.
Paskui praktiškai kiekvieno važiavimo, kas labai mėgstama, ten 5-7 kg karbamido pas Raimundą visada. Ir prie kiekvieno važiavimo augimo trumpinimas manganas buvo čia kaip įstatymas su kiekvieno važiavimo normos nedidelis 0,25, 0,3. Aišku, žolės reikėjo po rudeninio pasikartot, kaip čia, bet su paprastais nereikėjo brangių. Tikrai gana švarus buvo, bet viena kita išlindus. Ligos jau čia irgi padaryti yra 2 purškimai su ligomis ir dabar tikrai nuėjęs, turėtų būti nuėjęs visas paskutinio trumpinio azokstrobino dar norma, 0,5 litro. Ir pagrindinis darbas, kas bus numatyta, tai laukiam pasirodančios varpos, kadangi turim apsaugą iki varpos tikrai. Ir tikrai šičia nesimatė, jau sandėly yra pas jį, tai bus Univogo apie 1,2-1,3 litro purškimas. Na, šiaip jie tikrai ne anksčiau rugsėjo 15. Tikrai ne ankstyvesnė. Tai šakių zona, tai čia viskas tvarkoja. Ir normas jos, mes nežinau, pas jį visada labai gerai kažkodėl krūmijasi, apie 3 milijonus pradedam. Tai ką mes ir matom, jeigu taip pasižiūrėjus. Praktiškai turi 3 stiebus. Ankstyvesnis fungicidų naudojimas buvo todėl, kad miltligė buvo pasirodžiusi. Ir aišku, dabar jinai neaktuali, na šiek tiek aišku, buvo ir ant lapų, ne vien tik tai pačioje apačioje, bet 2 viršutiniai lapai visiškai kai sveiki, praktiškai ir 3, nuo kurio irgi turbūt valosi miltligė, tai reiškia, kiek yra kam auginti derlių. Šiaip jau žiūrint apie kitiem pasėlius, kas ypač turi aukštesnis pasėlis, tai reiktų tikrai susidomėti ir paskubėti su paskutinio trumpinimu. Kaip ir mes mėgstame rekomenduoti mišinuką, sakykime, tokį švelnesnį Optimus 0,3 ir Campazan Extra 0,3. Bet jau čia pats laikas ir nėra kur vėluoti, nes iki varpai skylant, jau paskui viskas negalim daryti. Jau čia mes varpą jau šitoj vietoje turim, tai kas čia liko iki viršaus. Azotiniai tręšimai padaryti viskas pilnai, iki paskutinio lapų išlindimo čia jau. Bus aišku, čia dar bus kažkiek važiuojama, bet bus matyti pagal sąlygas dar su karbamidu po žydėjimo. Karbamidas ir vėl siera. Šiandien matėm važiuodami purkštuvą kviečiuose, vėjas apie 15-18 metrų. Čia jo, o gūsiais gal dar ir daugiau gali. Gūsiai tai tokie tikrai ir mikrofonas tą rodys, kokie tai yra gūsiai. Kai paklausė šito atveju, sakau, atsiskaičiuok į kelintas technologinės vėžes pas kaimyną, turi važiuoti, kad savo nusipurkštum. Tai jau čia pas mus iš tikro, tai miltligė yra ta liga, kuri eilę metų nebuvo probleminė ir nepasireikšdavo. Tai turint galvoj, čia Braitas. Braitas turėtų būti. Taip. Ir skagenas, kurios tikrai atrodo sparios miltligiai, tai šiais metais miltligė pasirodė šituose pasėliuose. Praktiškai neturim dabar tų labai jautrių miltligiai veislių, bet matomai labai palankios sąlygos susidarė. O kalbant apie kitas ligas, dryžligė be abejo celiuotose kviečiuose jinai pasirodė, jos yra, bet aišku ir fungicidai jau atitinkamai naudojami. Ir plėtimas per lapą, per viršutinį prasidėjo. Ir kalbanti dabar apie dryžligę, jinai pradžiai pakilo nuo dirvos, nuo šiaudų liekanų, tos, kurios yra dirvos paviršiuje, bet šiuo metu jau dauginasi dryžligė vasariniam konidijom, kurios yra lengvos, tai praktiškai plitimo būdas lauke yra labai panašus į miltligės plitimo būdą. Turim labai gerą krūmijimosi koeficientą, praktiškai 3, garantuoti, su kiekvienu grūdu 3 stiebai. 4, iš kurio gal
kuris nelabai ir bereikalingas, bet beico apsauga garantuota, pats laikas trumpinimui. Miežiuose labai aktualu, nes tai tikrai ne kvietukai, kurie atsilaiko. Taip, Tikrai. reikia visą normą matuoti, nes miežius veikia augimo reguliatorius silpniau nei kad kviečius. Kaip ir žieminius miežius yra sunkiausia sutrumpyti ir reiktų pagalvoti, kas su fungicidais. Na ir insekticidais taip pat. Amarai jau pasirodė. Va, sėdi du šviežiai atvesti vaikai. Nesimatys turbūt. Pirmas požymis ūkininkų įėjo į lauką, pamatė boružėlės, viskas aišku. Taip, atsakymas yra. Turint galvoj, kad dabar atrodo tokia vėjuota diena ir temperatūra 16 laipsnių, pirmą ir dryžligę radau. Va čia. Reiktų tikrai, sakytume, ką mes mėgstame šakiuose daryti, ezokstrobenu ir kokias iškart 0,8 litro, kad paskui iki varpos būtų, miežiam nebūtinai varpą laukti, bet iki paskutinių lapų būtų apsauga. Nežinau, kaip Juozas šito vieto. Tai aš visiškai sutinku dėl to, kad fungicidus, jeigu prasileidė disutinkliškąją dryžligę, paskui ją labai sunku pagauti būna. Ir paprastai beicas laiko iki antro bamblio, dabar pilnai užsiskaito pirmas, tuoj bus ir antras. Tai visai natūralu, kad čia ir tinkliškoji dryžligė pasirodė. Temperatūra taip, jai nereikia nei aukštos temperatūros. Aišku, reikia drėgmės, kad kaip ir augalam, taip. Jo, rasos pakanka. Ką dar akcentuoju, iš tikrųjų miežiuose manganą. Stipriai akcentuoju, kai irgi toks yra poveikis šitai Taip, iš tikrųjų problemų nėra raderinti fungicidų su papildomu pamaitinimu. Pas Raimondą susikalibruojama akis, kaip turi būti. Yra pasėlių, kur ir padarytos klaidos ir po to bus ieškoma, kur čia buvo problema, kas čia buvo kaltas, dėl ko taip atsitiko, sėklus blogos, dar kažkas tai. Arūnai ir Juozai, kur čia problema? Ką jau čia žiūrėjom šitam pasėlį ir matome, gal buvo didžiausia klaida, purškimas dirviniais herbicidais, pupos jau buvo pradėjusios dygti. Ir be abejo klomazonas naudotas čia, todėl labai pasiėmė greitai ir užtat matom baltus lapus. Aišku, jie nuauga, čia turbūt nieko labai tas stresas neigiamo nepadarė. Šitą pupą ypač akivaizdi, herbicidinis. Taip, va. Aišku, kažkas gal ant ligų nurašytų, bet čia tikrai neligos. Tikrai herbicidinis, o viršuje klomazono irgi va, tas va, išbalinimas matosi. Atrodo buvo, kada atėjo lietus ir automatiškai. Šaknis dirba gražiai, iš tikro masė šaknų tikrai didelė ir maisto medžiagas aišku pasiima. Tie augalai, jie tikrai yra stiprus. Čia ir dar praeis savaitė, tai kita mes ir nematysim tų požymių, kokie čia. Bet pasėlių praretinimas yra didelis. Gal turi problemą daugumoje matosi susiejamosiomis, kaip vieno vieto suberia daug, kito vieto. Taip. Ir gylis irgi čia buvo gan didelis, tai jeigu irgi silpnesnė nedygimo energija, tai va, tų tokių vėluojančių yra šiek tiek pupų ir jos dabar sudygė praktiškai gal prieš savaitę, tai šitos vėluojančios. Praktiškai, jeigu žiūrint šito zono, tai didžiausias lietus buvo prieš 2 savaitės, tai po to lietausiai sudygo. Taip. Visumoje. Ir žiedynas viršuje beveik. Jau kelia į viršų.
čia kaip ir prašytųsi molibdeno nuo pagalbos, Pamaitinimo jom. nes dar tik tai Molibdenas, boras, todėl. Taip. Cinkas aktualus visada na va, čia tik tai pati pradžia. vos. Tai molibdenas pasirodo. paaktyvytų, aišku, bet kuriuo atveju vėl kontaktiniai vabalai, nes tikrai pakarpytų lapų visi mato, randa, prasivažiuojant įsidėti. Nu taip, kontaktinis insekticidas nemaišo. Aišku, tai būtų geriausiai išpurkšti rizobijom bakterijas kartu su molibdenu, tai tada būtų iš viso. Molibdenas, cinkas, manganas, aišku, vėl siera, bet kuriuo atveju O siera ir prieš lygas labai gerai. dezinfekcija. Irgi būtų su soldensu. Mhm. Jo, tai. Stipri. Dar biškai Taip, yra taip. plius ir ne tik siera, ir aminų rūgščių normalus, nedidelis kiekis, kuris tikrai nenužudys, kaip Ne. kiti nužudo su aminų rūgštim pasėlis. Sumoj tai laukas, tai tikrai čia atrodo gražus. To tankumo irgi užtenka, viskas čia gerai. Laikas dirbti su per lapus, maitinimas. Taip. Nes praleisi, o to nepagausi.